Protestavo dėl dviratininko Raimundo. Klubinio futbolo prestižą Europoje gelbsti komanda dar prieš porą metų žaidusi antroje šalies čempionato lygoje. Taip galima teikti po vakarykštės Marijampolės Sūduvos pergalės Kaune, kai per atsakomasias UEFA taurės turnyro rungtynes antrą kartą tokiu pačiu rezultatu 3-2 buvo nugalėtas norvegų Branas. Rungtynių didvyriu tapo marijampolietis Tomas Radziniavičius, įmušęs visus 3 įvarčius. Pirmą kartą 21 metų puolėjas pasižymėjo sužaidus vos 3 minutes. Tiesa, po kiek laiko pietų afrikietis Tonis Nlekas rezultatą išlygino, tačiau likus iki pirmo kėlinio pabaigos 15 minučių Radziniavičius fantastiniu smūgiu viršutinį vartų kampą vėl išvedė savo komandą į priekį. Ties bedugnės riba jaunasis Sūduvos puolėjas Braną pastatė 41 minutę, kai nukreipė kamuolį vartus galvą. Pačioje pirmo kėlinio pabaigoje svečiams pavyko sušvelninti rezultatą. Vėl pasižymėjo juodaodis Nlekas. Antrame kėlinyje sirgaliai įvarčiai jau neišvydo. Sūduva nugalėjo 3-2 ir pateko į kitą UEFA taurės turnyro etapą, tuo sužavėdama net patį šalies prezidentą Valdą Adamkų. Futbolui galbūt dar truks eilę metų, kol mes pasieksim, krepšinio lygio futbole. Tačiau, aš manau, perspektyvos yra. Žiūrint į šitą žaidimą, buvo tokių akimirkų, kurių gali pavydėti ir geriausios komandos. Šiandien ištraukus burtus jau tapo žinoma, kad dabar Sūduvai 2 kartus rugsėjo 19 ir spalio 3 dienomis teks žaisti su daugkartiniu Škotijos čempionu Glasgow Celticu. Kitas Lietuvos klubas, žaidęs UEFA turnyre Klaipėdos Atlantas, po triuškinančio pralaimėjimo svečiuose Bulgaro Liteksui 0-5 patyrė nesėkmę ir žaisdamas namuose, šį kartą rezultatu 1-3.